varžybas turbūt norėjom matyti 20 metais, dar COVID laikotarpiu, pirmi bilietai buvo užsakyti, bet nepavyko išvažiuoti dėl to, kad paskelbė karantiną. Labai nuliūdom ir žiūrėjom futbolo varžybas per televizorių, kai žinom, kad turėjom būti stadione. Ir norėjom atvykti čia, nes aš visada norėjau savo vyrui su gimimo diena padovanoti bilietus būtent Arsenalo varžybas. Ir po 4 metų bandymo, nes rašiau tikrai ne vieną laišką ir klausiau ne apie vienas varžybas, pasisekė ir dar pasisekė šitaip, kur galėjom pamatyti žaidėjus ateinančius iš arti. Tai labai gerai. Kaip pirmam kartui bilietai turbūt į tokias varžybas tikrai yra kaip dovana. Gauti tokius bilietus į tokias varžybas, jausmas išvis yra nerealus, nes kiek žinau, iš mūsų lietuvių fanų klubo labai mažai žmonių gavo. Vyrui padovanoti tokią gimtadienio dovaną tikrai yra nerealu. Ir dar pirmam kartui atvykti į Emiratų stadioną ir iš arti pamatyti ateinančius žaidėjus, visus užkulisius, tai labai gerai. Čia atvykau dėka savo žmonos, kur padovanojo man bilietus. Jau ne pirmą kartą bandė padovanoti, gal 3, 4, nežinau, gal 5. Gal aš dar net nežinau tų visų kartų, iš tikrųjų, kiek jinai bandė. Bet pagaliau mes čia atvykom, kaip sakant. Labai pasisekė, dar iš arti pamatyti žaidėjus, tai čia iš vis pasaka. Man Arsenalas reiškia daug, šiaip palaikau turbūt gal nuo 3, 4 gal metų, tiksliai nepamenu, tik atsimenu, kai Thierry Henry muša turbūt greičiausią įvartį Premier lygos istorijų tuo metu gal, nežinau, gal kažkas jau pagerino. Tai va tada kažkur laikraštį gal perskaičiau ir nuo to laiko Arsenalą visada palaikau. Kad iš taip arti pamatyti tos žaidėjus, tai čia super. Neatrodo kažkokia kaip monstrai, jeigu ką, ne taip kaip per televizorių, atrodo kaip paprasti žmonės, bet smagu pamatyti iš arti.